Labą rytą, 38 dienos ryts. Ką tik žodžiai įsibudau ir turim be 3 minučių 9, o iki 10 turiu pasišalinti. Tai valandą laiką turiu, o tik tais va ką tik dabar įsibudau. Tai žodžiu, trumpai papasakosiu. Naktį bjauriai šiaip miegojau. Nors ir pagal laiką čia ilgai išmiegojau, bet uodų buvo pilns kambarys, čia uodai puolė rankas, ten kaklą, dar kažką ten sukast, visų tų uodų dabar. Plius taip, čia biški tos sienas popierinės ten girdėjos, kažkur kažkas ten šventė, kažką ten šūkavo, dar kažką, nes šeštadienio vakars, tai patys suprantat, žodžiu. Tai žodžiu, nėra laiko, reikia kilti, darytis kavos, pasidaręs kavos iš karto į dušą. Iš po dušo, žodžiu, iš karto kylu dėliuotis daiktus, viską tvarkytis. Žodžiu, valandaikę laiko te turi čia pasišalinti, tai daug reikalų, tai kol kas tiek, kylu iš lovos, einu tvarkyti reikalus visokius. Va, praėjo 30 minučių. Nusimaudęs, apsirengęs, tašes susidėjęs, kaip ant greičio viską darai, įmanoma greitai padaryti. Tai žodžiu, kava vis dar karšta, negeriama, tai kadangi viską jau susidėjau, tai ramiai galiu dabar pasidėti dar pusvalanduką kavos pagerti. Biškai tempimo pratimų padarysiu, kojas pratempsiu ir reikės judintis lauk. Šiandien be to buvau išėjęs į lauką, tenais, buvau rūbus pasidžiovęs, tai jaučias, kad labai karšta diena šiandien, tai reikės dar ir kremo šiandien pasitepti prieš valant, nes dabar čia kelias dienas nesitepiau nieką. Būdavo ten 2,7, 2,8, kažkas tokio, bet nereikėtų kremo, bet šiandien matau, kad reikės, nes jau nuo 9 ryto gerai kaitin. Žiauriai kaitin saulė. Žodžiu, susitepiau kremu, išsitempiau dviratį jau, susidėjau visas tašes, viską. Da, grandinę truputį prasivaliau, susitepiau, nežinau, biškį įdėjau tos priežiūros šiokios tokios. Tai šiandien dienikę pradedam nuo 3,1,3 km. Tai pradedam po truputį įdėti, išėdam čia iš to miestelę. Paskui kažkokią parduotuvę reikės surasti, vandenuką kokią pasipildyti, gal da pusryčius kažką pavalgyti, kol kas dar nieko nenoriu, nes prieš valandą atsikėlęs, dabar 10 valandą turim. Tai, nežinau, žodžiu, menam, matysim, kaip čia kas šiandien eisis. Taigi, išidėjau, po truputį manu išlieta baisiai, nes kabėdams dar kol kas. Sakau, reikia pasižiūrėti, kaip čia kas šiandien. Tai matau čia, biškių, užstoj čia. Bet žodžiu, toksai spiglys, matos čia, belia koks. Tai čia nežinau, bus kokie 300 metrų sukilimą per keletą kilometrų. Tai belia kokia čia bjaurumą kalnas bus. Bet tai čia bus už kokį 30 km kažkas tokia. Tai iki to laiko reikia būtinai pavalgyti pusryčius, pasistiprinti prieš tą kalną, kad paskui nebūtų nesąmonių kažkokių. Kad alkans, be vandens, dar kažką į tą kalną reikės varyti. Tai žodžiu, kol kas minam. Dar bent jau kokį 10-15 km surasim kažkur kažką paskui pavalgyti, vandenuką pasipildyti ir pasiruošim tam kalnui. Jau apie 12-13 km nuvažiavau šiandien. Visai, kad čia va tokį keliuku taip ir važiuoju, nieks nelabai čia kas keičias. Visokie ūkininkų laukai. Viens kit šuo ant kelio, bet nei viena nebuvo agresyvaus šuns realiai. Viens tik tais buvo ten vakar kaip nuo to tilto, per tiltą kaip stūmiaus, kad biški ten pasivėję, bet taip tenais, kiek ten 100 metrų, nepanašu, kad ten intencija buvo įkasti, taip gal ten gynė kokį garažą, ką tenais jisai saugai, nežinau. Tai žodžiu, turim be 15, kažkur jau 11. Tai jau po truputį jaučias, kad pradėčiau valgyti norėti. Tai nežinau, ieškau po biškį kažkur ką pavalgyti. Stosiu, biškį pavalgysiu, pasistiprinsiu, kad dar iki to
kol pradėti tą kalną kilti baisu, nes greičiausiai ten nestumtis reikės į tą kalną, kad dar spėtų biškį suvirškinti tą maistą, ką aš ten valgysiu. Tai, žodžiu, minu tolyn, specialiai stoti, kad ieškoti kažko, neieškosiu, kažkokios užkandinės, bet taip važiuodams ką pamatysiu, ten ir stosiu, nesvarbu. Ar degalinė, ar parduotuvė, ar restorans, žodžiu, ką užmatysiu, kadakį užkabintų, žodžiu, tenais nustosiu. Ką tik pravažiavo mašina su Florida numeriais, tai iš Amerikos, iš Floridos. Nu, to tai tikrai nesitikėjau pamatyti, bet pasirodo ir iš Amerikos čia kažkas pravažiuoja net, tai įdomi taip. Vis dar kol kas nieką neužmačiau. Buvo kažkoks tipo restorans, bet mačiau, da ten tik tai kėdės stumda, kažką ten daro, kažina, da ten bent jau veik. Nes dabar kokį be 10, gal 11, gal tik nuo 11 kokį atsidaro, tai tiek to dar judam tolyn kol kas. Blogiausia atveju, da nuo vakar turiu to vežinių sausainių, da turiu tą bounty, tai kaip ir da viskas normaliai, jeigu nerasiu nieko. Nu tai tokia kišenę parduotuvėkę pravažiavau, ten 10 prekių pasirinkimo skirtingų, tai norėjau vandens pasiimti, bet didžiausia talpa vandens te buvo 0,5, tai vieną ir te pasiėmiau buteliuką, besipyliau tą gertuvę, nes viena beveik pilna gertuvė, o kita tuščia buvo, tai dabar abidvi beveik pilnas gertuvės, tai kol kas dabar normaliai. Ir užmečiau akį dėl užkandinių. Tai už 4-5 km čia turėtų būti kažkas panašaus į užkandinės, kažką tokio. Tai ten mėginsiu sustoti. Ir be to, čia kol kas kiek Albanijoje esu. Nežinau kiek aš čia numynęs toje Albanijoje, kokius 200-300 km, kažkas tokio. Tai tik tais 300-400 metrų sukilimą te buvo. Realiai visą laiką lygumom varau. Tai o šiandien bus pirma jau rimta kalnų diena, kiek mačiau. Tai bent jau 1000 sukilimą šiandien tikrai bus. Tai reikia pasiruošti vandens kuo daugiau, nes šiandien kol kas, kiek esu Albanijoje, ir karščiausia diena, kaip matau, nes dabar čia 11 valanda jau bele kaip karšta yra. O čia tie kalnai dar prasidės už kokį, nežinau, 15-20 km, paskui, nežinau, jau turėtų būti tokiu laiku virš 30 tikrai tos šilumos. Tai reikia pasirūpinti vandens, bet norėjau kokį didesnį bambalį, kokį 1,5 litrą pasimti, kad turėčiau atsargą iš karto. Bet niek, ten į tą užkandinę nuvarysiu, turėtų būti kažkoks miestuks, gal rasiu didesnios talpos tenais tų vandens. Galėsiu įsidėti kelionę. Tai minam dabar čia tos apie 4-5 km. Bandysim žiūrėti tenais kažką pavalgyti. Nu, davažiavau čia tą tipo restoraną. Tai nublukė viskas tenais, nežinau. Čia da kažkas lygtais, kažkokias kėdutės. Nu toj, sustosiu, pasižiūrėsiu. Bet žodžiu, ten, kur žiūrėjau, kad lygtais kažkoks restoraniuks buvo, tai nelabai jau buvo. Tai toj, susižiūriu, kaip čia situacija ir žiūrėsim, ką darys. Nu, čia tam kaime kaip ir daugiau nėra, tik tais tas viens, kur kaip ir neveik restoraniuks kažkoks. Bet tai tolyn važiuojant, pagal savo maršrutą mačiau, bus daugiau jau to pasirinkimo. Tai jau pusė 12, jau visai norėčiau valgyti. Nu, bet manam tolyn. Nu, turiu ten avižinių tų sausainių, tą Kinder Bueno, ten dar kažką, bet tai, nežinau, noriu kažką biškį ne tokią, o kokį kiaušinį, ar nežinau, ar dešrainę, ar kažką. Truputį normalesnę maistą, o ne saldumynų kažkokių iš ryto. Gal da kavos kokios pasimčiau. Šaltos jaučiu kavos, jeigu būtų, nes karšta ir taip. Na, bet judam tolyn, ieškom toliau kažką. Be to šiandien apie 20 km jau numyniau. Tai jau neužilga tie ir kalnai visi prasidės. Tai tikrai reikia pasistiprinti čia tais saldumynais. Nebūti gyvam prieš kalnus. Atvariau čia kažkokį bariuką, pusiau kavinę, pusiau bariuką, nežinau. Angliškai nekalbėjo, bet žodžiu turi valgyti.
bet tik tais žuvis ir bulves, kažkas tokia. Tai sakau, okei, tai patiks. Tai nežinau, ką čia gausiu, bet žodžiu laukiu, kol padarys čia kažkokią žuvį su kažkokiom bulvėm ir bandysim pavalgyti, tai laukiu, kol padarys dabar. Atkeliavo mano žuvis, salotas, bulka, dar kažką, tai negavau bulvių, kaip minėjau bulvių, bet visai čia daug visko yra, tai mėginam kažkaip suvalgyti ir skanaus man. Taigi, pavalgiau, atnešė ir tų bulvių, tik tais už poros minučių nuo tada, kaip filmavau. Tai žodžiu, belie kiek prisivalgiau ir spėkit, kiek viskas kainavo. Nieka, už dyką. Sako, kadangi čia turistas viską, tai už dyką pamaitina viską. Dar vandens, kiek čia 1,5 litro bambaliuką davė. Žodžiu, kol kas, kaip matau, albanai, tai žiauriai draugiški žmonės. Viskas labai gerai su jais. Tai sotus, patenkins, laimingas. Gal net per daug sotus, nes ten labai daug visko man atnešė valgyti, bet žodžiu, super žmonės, labai draugiški. 10 balų kol kas albanams, tikrai. Tai ką, judam po biškį link kalnų. Nežinau, įveiksim kažkaip, nors ir prisivalgę baisiai esam. Tai kol kas kiek čia pravažiavau tų šalių, tai pagal draugiškumą ir žmonių šiltumą, tai albanai pirmoji vietoj, antroji vietoj būtų bosnai, ar nežinau kaip jie vadinasi, žodžiai iš Bosnijos. Tai tikrai žiauriai draugiški žmonės, šilti, viską paklausia, ar viskas gerai, ar nieko nereikia. Jeigu taip kur nors kely važiuoji, kažką pasiūlo, alaus ten energetinę dar kažką. Va dabar pietum pavaišina už dyką. Nežinau, smagu ant širdies, kad yra gerų žmonių. Tai, nežinau, judam tolyn, patenkins, laimingas, pasikėlęs nuotaiką, viską. Judam čia per visokius kaimukus. Na, atvažiavam į tą Fier miestą, kur planavau vakar pasiekti. Jeigu nebūtų su tą padangą problemų buvę, tai būtumėm atvažiavę į tą miestuką, čia būtumėm kažkur tais miegoję, nes irgi labai pigus hoteliukai, irgi po 25 eurus. Tai nežinau, vis dar žiauriai persivalgė, žiauriai sotus esu. Buvau čia pirmai stabtelėjęs prieš kokias, nežinau, 10 gal minučių, kaip pavisiuką pakimarinti, ten kokie 10 minučių. Nes labai karštai iš tikrųjų šiandien diena. Tai, nežinau, nieko turbūt čia nestosiu, nieko turbūt čia neveiksiu tam Fiere. Važiuosiu, pravažiuosiu ir tiek. Prieš tai žiūrėjau, dviračių kažkokių čia parduotuvių nieko tokia nėra. Tai, kad zapaskę nusipirkti neišeis. Tai nežinau, tiesiog toliau judu ir tiek. Nieko čia daug nepriveiksiu, jeigu kažką pamatysiu įdomesnė čia tam mieste. Pro centrą vis tiek pravažiuosiu. Tai nežinau, jeigu kažką įdomesnę pamatysiu, nufilmuosiu. Jeigu ne, tai judam toliau ir tiek. Ką matau, aš myliu Fierį, tą miestą. Nežinau, kaip man tenais pasiekti tą. Nežinau, pabandysiu gal kažkaip davažiuoti, kad išeitų nusifotkinti. Belia kaip čia važiuoju, vis tiek čia niekam neįdomu. Visi čia belia kaip važiuoju. Bandom nuvažiuoti, nusifotkinti. Šiaip šis miestuks tai pakankamai švarus, kiek matau. Jokių tokių šiukšlynų, kaip kituose miestuose. Tai va, sustojam, nusifotkinam ir judėsim toliau. Nu, visai čia padorus tas miestelis, tas Fieri. Nežinau, gėlinukai, viskas sutvarkyti. Kažką. Čia pro centriuką važiuoju. Tai tikrai tvarkinga viskas atrodo. Šiukšlių nieko gatvėse nesimėta. Nežinau, gražu visai. Tvarkingas, tikrai. 10 balų kol kas šitam miestukai. Tik tais, kad bordiūrai aštrus. Na, bet tai čia nereik norėti visko.
Užtenka švarus miestas, jau ir taip didelis pliusas. Čia vėl koksai bardiriuks, nemalonus. Jau matau tenais priešais prasideda Baisumėnis kalnas ir žiūrėjau pagal savo to žemėlapius. Tai nuo tenais ir prasideda visi tie baisumai. Tai čia iš to Pierą išvažiuosim ir prasidės stumimai dviračiai. Bet niek, viskas gerai. Na tai tenais, kur mato tą miestą, tai tenais tas Fėri, kur buvau čia nesenai. Čia kyla jau gerai į tą kalną. Šiokį tokį čia pavėsiuką radau, truputį atsikvėpti. Nes geras iš čia kalnas, vidutiniškai kokie 9 gal procentai. Ir apie 7,5 km čia tęsės tas kalnas. Tai dar pusę man rodos neužmyniau to kalną. Tai biškį sustojau, pastavysiu čia pavėsiukį ant žemės, net nesisėsiu. Vandens atsigersiu ir bandysiu kilti tolyn. Čia tie kalnai tai žiauriai žudantis. Nes, žodžiu, kokį 100 metrų sukilimą užkyli, 5 metrų iškart nusileidi. Vėl kokį 100 užkyli, vėl tam nusileidi ir taip iš vieno. Žiauriai žuda. Ir be to čia plus 30 karštis koksai. Tai tokias vietas. Nelabai čia gyvos dvasios, tai biški karšta. O čia priekį dar matau ir serpentins lauk. Iš viso smagiai. Bet to jau čia visai neblogai užkilom. Pakankamai aukštai jau esam. Paskutinis posūkis serpentina. Užsistūmė, aišku, į tą serpentiną, nes buvo tarp 12-15 procentų įkalnį. Tai dabar čia 7,5 km kažkur kilau. Dabar lygiai tiek pat leisios. Ir paskui vėl toksai pat kalnas lauk, kas dabar vėl apie 7 kažkur 10 km, kur tęsis. Tai jau čia gerai užkilau, nežinau, kokius 300 metrų per tos 7 km. Tai ką, galiu vėl sėsti ant dviratuką, leisti žemyn ir tikiuosi rasiu kokią degalinę ar kažką. Žiauriai ledą norėčiau kokį iššauti, nes stipriai karšta. O tas mano vandenuks net, kur turiu, nors ir turiu aš to vandens dar normaliai, bet vos neverdantis tas vanduo, tai nelabai atsigaivinti eina, kaip tokie karščiai. Tai leidžiame žemyn ir tikiuosi rasti parduotuvikę arba degalinę kokią kažkur, bet čia laukuose kažkokiuose, su kažina čia ką rasiu. Bet to pažiūrėjau, temperatūra, galvojau apie 30 yra, bet pasirodo, rodo 34. Va, nusimsiu kamerikį. Nežinau, čia matos. Lygtais matos. 34 rodo. Tai tikrai nešalta. Radau kažkokį pavėsiuką, čia nežinau, po 10-15 km tų kalnų. Pasiėmiau vandenuką, biškį galvą, išsiploviau, atsigauti, atsivėsinti. Nes nežmoniškai karšta čia ant tos saulės. Biški čia pakimanis tam pavėsiukiai kažkiek tais. Ir reikės judėti toliau. Kol kas jokios parduotuvės ar degalinės kažko tokio neradau, kad tą ledą pasimčiau. Tai dabar kol kas tikslas ledą rasti. Nu čia kažką panašaus į miestelį, kažkokį davažiavau. Sakran ar kažkas tokio. Gal bus čia kokia parduotuvikė ar degalinė, kur galėčiau ledą nusipirkti. Žiauriai tema būtų ledas. Ir tada įdėsim tolyn, jeigu rasiu. Radau ledą, dar pasiėmiau šaltą energetinį. Čia kažkokią parduotuvikę radau. Bet esmė tame, kad žiūrėjau dėl hoteliuko. Tai viens yra už 20 km. Kiek dabar čia mes turim? Be 5-4. Tai viens yra už 20 km, kaip ir artokai, o kits yra už 50 ir už 60. Bet vėl, kaip visą laiką, pas manęs problemas su grinais. Neturiu grinų,
o arčiausias bankomats ir būtų tam, kur yra už 50 km. Tai realiai, kaip ir beveik bet kokiu atveju, man reikėtų tą 50 km dar varyti, o tas, kur už 50 km ten, kur yra bankomats, dar 600 metrų sukilimą kažkas tokio. Na tai tikrai nėra mažai, bet reikia man. Tai greičiausiai atsigeriu tą energetinį, suvalgau ledą ir dabar reikės jau pakaitinti kokį 20 bent jau kilometrų nesustojus. Nes kiek mačiau, dabar čia tas 20 km kažkur ir eis realiai be kalnų, paskui tik tais po 20 km ten vėl prasidės kalnai tokie, kur dabar buvo. Tai nežinau, pasistiprinsiu čia tuo energetinę, išausiu, ledą suvalgysiu, manau, užteks jėgų įveikti tą 5 km arba šiam. Bet o šiandien turiu apie 5 kažkur įveikęs. Tai matysi, kaip čia seksis. Suvalgiau tą ledą, geriu dabar tą energetinį ir žiūriu. Grynasis kiekis, LT, energetinis gėrimas, įvairių vaisių skonio gazuotas su vitaminais. Lietuviškai yra. Albanijoje pirkau energetinį lietuviškai parašyta. Neblogai. Nu ką, grįžom į mano mylimą autostradą ir pasižiūrėjau tas sekantis kalniuks, kur lauk. Tai dvigubai, beveik baisesnis, negu kur prieš tai buvo. Tai nežinau. Tiesiog, minuoju viskas. Nu bet tas, kur bus kalnas, tai bus jisai už 30 km kažkur tais, už 25 gal prasidės. Ir irgi ten eis apie 10 km, bet bus dar statesnis, negu kur prieš tai ten buvo. Tai kokį bent jau pusę to kalną, kaip suprantu, reikės stumtis. Nu bet nieko nežinau, jau čia veiksim šiandien. Aš kaip suprantu, aš čia turiu kaip ir ne dviračių taką, bet tai dviračių juostą, va. Tai nežinau, puikus keliuks čia, ant 30 ein kaitinti. Tai nežinau, visai gal neblogai. Gal ir išeis pasiekti tada, reiškias, ten tą bankomatą ir viešbutuką tą. Jeigu taip toliau, na aišku, neaišku, koks ten tas kalnas bus. Nes iš taip, kaip atrodo, tai atrodo labai baisiai jisai. Galiu parodyti. Nes čia dabar... Ai, bet nesimat čia dabar. Nu paskui žodžiu, jeigu kažkur sustosiu, tai parodyti. Nuo 3.1 iki 3.3 pastoviai greitį čia laikau važiuojant. Bet kaip smagiai riedas. Žiauriai patinka, kaip lygus keliuks ein toksai. Nei kalniukų, nei pakalnių. Tiesiog lygiai. Kapuoji tiesiai viskas. Dar energetinė dabar išgėręs. Tai tų jėgų yra. Smagiai, žiauriai minas. Nu paskui, aišku, prasidės tas kalnas. Tai jau nieką nebeminsim, jau tiesiog stumsim jaučiu. Archeologinis parks kažkoks. Žodžiu, čia ant 3.1, 3.3 kaitinau. Žiūriu, kad pradėjo kristi greitis. Žiūriu 2.5, 2.6 kažkas tokia dabar laikos. Skau kažkas ne taip. Pasižiūrėjau, 1-2 procentai įkalnių prasidėjau. Tai jau po truputį prasidėjo tas kalnas. Tai jaučiu kažkur tenais priekį, kur matos tie kalnai. Pro tos kalnus kažkur tenais reikės slipti. Ir mačiau kažkokį kaip žiogą ar kažką panašaus į žiogą. Bet, žodžiu, visas jo tas kūns, nežinau, geras sprindžia tokia dydžia. Tai įdomus toksai, bet šiaip kaip žioks atrodė toksai, bet daug didesnis. Nu, žodžiu, apie 15 km čia gerai nukaitinau. Radau čia va tokį žiauriai gerą pavėsiuką. Ir kaip tik dabar už posūkiam prasideda kalnas, tai sakau, reiks sustoti. Tai žodžiu, tuoj parodysiu tos kalnus savo, kad tikrai dabar matytos. Tai žodžiu, čia va šits buvo prieš tai kalnas, o dabar šitoks kalnas lauk. Tai vos ne dvigubai didesnis. Tai nežinau, čia be to mastelis 37,5 km.
tai vienas tas brūkšniuks nuo čia iki čia yra 3-7 km. Tai va čia tas buvo apie 10 km, tai tas čia biškai didesnis, tai čia bus kokie apie 15 km kalnas ir dvigubai statesnis. Tai nežinau, kažkaip įveiksim. Jau dabar prasideda, nes jau 2 procentai įkalnį yra. Na, truputį pasidėjau čia, kokias, nežinau, gal 10 minučių ant žemės. Palisėjau, visai čia smagiai tam pavisikiai, bet laik sėdėti, nes jau beveik 5 valanda. Šiaip valgyti nieko normalaus nevalgiau. Iš po tų pusryčių ten tą žuvį, kur valgiau, bet tų avižinių sausainių čia iš kelių kartų vis po kelis pavalgydavau. Da, tą Kinder Bueno iš pavakar turėjau, tai biškai toks patirpęs buvo, bet suvalgiau čia irgi kažkada prieš valandą kokią. Tai nežinau, kaip ir normaliai viskas. Plius čia tokių mažesnių miestukų pravažiuosiu, mačiau per tos kalnus čia bekildams. Tai vis tiek bus kažkur kažkiek parduotuvikė ar kažkas, jeigu jau labai reikės, rasiu. Svarbu vandens turiu, abi dvi gertuvės pilnos. Da, izotoninį kažkokį gėrimuką nusipirkęs esu. Turiu kupriniai, pusę jau nugėriau, da pusę turiu. Tai manau viskas tvarkoj. Iš maisto ir gėrimo pusės. Tai kylame tą kalną. Žiūrėsim, kaip čia seksis jį užkilti. Kol kas tai žiauriai gerai minasi tą kalną. Jau apie 100 metrų sukilau. Nežinau. Realiai iš pradžių laikiau apie 11 greitį. Dabar 14 ir 15 išeina palaikyti. Nėra čia jisai kol kas super status. Realiai vidutiniškai apie 5 procentus laikos. Dabar, pavyzdžiui, 15,2 minu. Ką žinau, visai ein paminti. Nežinau, tai kol ein paminti toli minu, toli nestoju. Nežinau, žiūrėsim, kaip užminsiu į tą kalną. Matau, bus nusileidims, o po to nusileidimą da bus šiandien kalnas, nebus, nežinau. Reikės paskui, kaip užkilsiu į kalną, sustoti pasižiūrėti tą savo kompiuteriuką informaciją, kaip ten kas. Tik tais, kad ir užpakalį, ir rankas skauda nuo to minimą į kalną. Bet svarbu kojas laiką, o kol kojas laiką, reiškia galiu minti. Tai tą ir darau. Ožkas per autostradą baigoj, pirmyn atgal. Rama. Nebūtų Albanija. Nebetur toj pusėj ką valgyti. Į kitą bėgį. Nu, davai, bėkit. Kad paskui čia nesugalvotumėt šoktis man po ratais. Geri ragai. Čia irgi pilna. Normaliai. Vis dar minu, vis dar nesustojau. Bet jau greitai skrend po biškį. Čia da į kalnus užkopusias, bele kaip aukštai. Ožkas. Minu, girdžiu kažkas iš aukštai, pasižiūrėjau, žiūriu. Kokį 5 metrų už mane aukščiau da čia užkopusias. Žodžiu, jau į tą kalną bekopiant 232 metrai jau sukilau. Maždaug, nu, gal pusė jau yra kažkur taip grubiai. Gal biški mažiau negu pusė, gal kokį 5 procentai. Na bent jau pusė reikia veikti to kalną. Tada gal sustosiu biški palsėti, nes jau rankas biški tirpst. Ir užpakalį jau skaust. Bet dar kol kas minu. Judam link to Gyro Kaster ir tas tepelenė. Tai jeigu viskas okei, norėčiau šiandien tą tepelenę pasiekti. Tai, žodžiu, norėčiau pasiekti tenais dėl to, nes mačiau yra hoteliuksą už 27 eurus su pusryčiais. Tai žiauriai geras variants ir ten visai neblogs tas hoteliuks atrodo. 27 eurai su pusryčiais. Ir plus iki 11 gali išvaryti, nes beveik visur iki 10 būna. O tas iki 10 tai, na,
kaip ir normaliai, bet to, pavyzdžiui, kaip šiandien 9 atsikėliau, tai jau viską paskubom greitai, bam turi daryti. O tas iki 11, nors ir nebūnu iki 11, bet ten po 10-15, pusė 11, ramiai neskubėdams gali išvaryti, viskas tvarkoj. Žodžiu, jau į tą kalną užkilau 305 metrus, dar nebuvau stojęs, bet jau dabar kažkur bandysiu stoti, nes matau, kad čia kol kas viskas geltonai jie kalns, o dabar jau čia tuoj kažkur tais pradėdėjau raudonuoti, tai jau prieš tą raudonavimą reiktų biškį pailsėti, nes jau čia kokį, nežinau, gerą pusvalandį čia į tą kalną minu, jau užpakalis nutirpęs visas, bet tai čia vidury autostradas kažkur nesustuosi, nėra čia kažkokia normalaus spotuka, kur sustoti. Tai nežinau, dar kol kas biškį paminsiu, kažkur kur užmatysiu, kažkiek geresnė vytikė, reikės stoti. Žodžiu, 307 metrų užmyniau jau į tą kalną, bet jau čia raudonuoti pradeda, jau 8-10%, tai žodžiu, žinot ką padarysiu, nes nėra kur sustoti, tai tiesiog nulipsiu ir užsistumsiu. Nes koks kilometras telika, nes pagrinde kas pavarga, tai užpakalis, tai paeiti toks variantas bus kaip poilsis man. Nusiboda eiti, reikia pabaigti, užmindamam į tą kalną, nebedaug čia lika. Ir paskui tolygus, maždaug taip kaip kilau dabar, tokiu sukilimu, vidutiniškai kokie 6%, tai toks pats ir nusileidams bus maždaug. Vidutiniškai 6%. Tai, nežinau, čia matau užkilus, bus kažkokių gatvikių, dar kažką, tai gal bus degalinį kokie, pažiūrėsiu valgyti, gal kažką pasimsiu. Nes čia prieš tą kalną nei biškį nenorėjau valgyti, dabar jau tikrai pavalgyčiau, tai biškį atimė jėgų tas kalnas. Kiek čia maždaug lika to kalną? Visai nebedaug. Sukilau dabar šiuo metu į šitą kalną bekildams 395 metrus. Nu tai kokį 15-20 metrų lika. Tai bus apie 415 metrų kalną. Tai neblogai visai. Gerai čia būsi padirbėjęs. Nu, atrodo nemažai čia užkilau, bet priešais dar kokie baisumą kalnai matos. Tai nelabai liktai čia buvo tų parduotuvikių. Jau dabar liktais po truputį pradėsiu leistis. Nebent va čia už 100 metrų po dešinę matau daugiau mašinų stov, gal tenais kas nors bus. Jeigu ne, tai tiesiog leisiuos ir tiek, nežinau. Nes nusileidžiant daug jėgų nereik, tik užkylant. Tai pažiūrėsiu, jeigu čia bus kažkas, tai sustosiu, jeigu nebus, tai taip ir leisiuos toliau žemyn. Pasiėmiau Radbulį, pasiėmiau kaip 7 days tokį. Biškį apsiprausiu veidą, pavalgau ir leidžiam žemyn. Nu gerai, suvalgėm tą bulkutę, atsigėrėme energetinę, leidžiamės dabar žemyn nuo kalno ir žiūrėsim. Kiaurai šlapės esu visas, ten pavėsikiai pasidėjau, šalta darytis pradėti, tai nenorėjau ilgai ten kimarinti. Bet dabar čia nuo kalno leistis, tai irgi matau 7% nuokalnį, tai gal nebus labai šalta. Žodžiu, leidžiame žemyn ir judam link bankomatą ir nežinau, viešbutuką reikia sakyti. Kokie gražus kalnai, laukai čia visur. Ledas. Žodžiu, leidžius nuo kalną į dadą, va čia pavėsis, nes saulikė jau tenais už to kalną. Nėra baisiai šilta, da visam kiaurai šlapiam. Čia kaip tą Red Bullį sustojau gerti, tai grėžiau kepurę, belekai bėga tas prakaitis iš tos kepurės. Visai permirkus buvo prakaitų. Bet nieko, viskas tvarkoj, nesušalsiu, manau, vis tiek lauke šilta, nors dabar kokį po 6-15, bet dar koks 30 jau čia yra šilumos. Užsisakiau, žodžiu, viešbutuką, tą už 27 eurus su įskaičiuotais pusryčiais, tai turim dabar be 27, tai dar 11 km iki bankomatą ir paskui nuo bankomatą 8 ar 9 km dar iki to viešbutuką.
Tai grubiai 20 km dar reikia šiandien suminti. Tai iki 8, manau, tikrai spėsiu. Da, į parduotuvę reiktų užsukti. Bet tai ten, kur bankomats, tam miestui, ten turėtų ir parduotuvė būti, tai dėl to ne problema. Dabar čia, kaip užsisakinėjau tą viešbutuką, kur buvau ten sustojęs, tai suvalgiau dar kokius 300 avižinius sausainius, truputį pasistiprinau ir prie to pačią pažiūrėjau, kad lika nuo tenais, kur buvau, 75 km iki Graikijos sienos. Tai žodžiu, jeigu viskas tvarkoja, rytoj tikrai būsim jau Graikijoje. Tai svajonės pildas. Greitai būsiu Graikijoje. Smagu žiauriai iš tikrųjų. Jau lika lygiai, dabar roda lygiai 600, nusimsiu kamerikę. Roda lygiai, na jau dabar 5-9 km iki Atėnų. Tai jau Graikija ranka pasiekiama ir neužilga Atėnai bus jau mažiau nei savaitę lika ir būsiu Atėnuose. Paskui po truputį prasidės kelionė atgal į Lietuvą, į Tauragę. Tai dar bus visokių nuotykių, tikiuosi, grįžtant, bet matysim, kaip čia kas bus. Žodžiu, judam iki bankomato dabar, nusimsim pinigėlių, sumokėt už viešbutį ir varysim į viešbutį ilsėtis. Malyja! Atvažiavom. Čia šitą mieste bus bankomats. Tai kiek čia iki to bankomato? 1,1 km. Užsidėjęs navigacijos sukur. Tai žodžiu, legiam iki bankomatą. Nusėjom pinigėlių. Pažiūrėsim dar, kur čia bus aplinkui parduotuvė. Apsiprekinsim ir judėsim iki viešbučio. Iki viešbučio tenais, nežinau, apie 8-9 kažkas tokie kilometrai bus likę. Dabar turim po 7-14. Tai, nu, kaip ir galvoju, iki 8, manau, tikrai spėsim susisukti. Tik tais neinu užvažiuoti čia, reiks užsikelti. Padvirat. Oi. Einam, nusimsim pinigiukų ir pasižiūrėsim, kur čia parduotuvė artimiausiai yra. A, jūs juokaujat? Neveik. Vienintelis bankomat čia 50 km spindulių ir neveik. Nu geras bajeris. Ką dabar daryti? Čia tas bankas skyrius, kaip matau, irgi neveikiantis yra. Ką dabar? Varyti į viešbutį ir tikėtis, kad eis pinigus persiųsti ar kažkas tokia. Nes vienintelis bankomat čia 50 km spindulių ir neveikiantis. Juoksim iš tokių nesąmonių. Žodžiu, pasižiūrėjau, kad tam mieste už 9 km, kur mano tas viešbutis, irgi kažkoks turėtų būti bankomats, bet nėra jokių nuotraukų, nieko. Tai irgi neaišku, kad ten veikiantis bus, bet kitą pasirinkimą nėra. Tai bandom, žodžiu, varyti tenais. Dabar tos dar 9 km ir paskui nusiėmė pinigus, žiūrėsim, kur tas mano hotelis tenais tam mieste yra. Pelenė! Varom į Tepelenę, tenais miegosim ir tenais tikiuosi rasti bankomatą, nes jeigu nerasim bankomatą ir neis pinigų pervesti, tai tada kur nors reikės į krūmų šauti palapinę. Nežinau, gal nereikės, matysim, kaip čia viskas gausi šiandien. Ai, tai bajeris. Iš pradžio aš galvojau tam Memelį, kur dabar čia bandžiau nusimti pinigų, bet nie. Iš pradžių čia galvojau imti hotelį, bet čia buvo truputį brangesnis. Buvo 3-4 marodos eurai ir nebuvo pusryčių. O tenais į tą Tepelenę, kur varau, tai 2,7 eurai ir dar pusryčius gausiu iš ryto rytoj. Tai žodžiu, būčiau tą Memelį pasiėmęs tą viešbutuką dar leiskim, ir būčiau neturėjęs pinigų, būtų reikėję varyti iki tos Tepelenės ir tada atgal čia kaitinti dar. Tai būtų iš oro dar čia dasidėję, nežinau kiek čia, kokį 20 km, bereikalingų visiškai. Tai, nu, gerai gavos gal.
jeigu gausi tenais nusimti pinigų. Mamai. Irgi geras pavadinimas. Nu jo, čia man tiesiai reikia per tokį kelią iki to bankomato važiuoti. Ir čia be to esu užsidėjęs su mašina maršrutą. Tai jeigu su mašina būčiau, čia man su mašina reikėtų važiuoti. Tai su dviračiu, da kaip su dviračiu, aš čia prasistumsiu, bet jeigu iš tikrųjų su mašina reikėtų važiuoti, tai kaip man čia siūlo pravažiuoti iki to bankomato. Normalus šitie keliai. Albanijos. Ne, šiaip plentai normalus, bet kas nuo plento biški toliau iš karto visiška nesąmonė. Panašu, kad yra. Tikiuosi veikiantis. Jų veikiantis. Pagaliau paskutinį kartą čia man toj Albanijai bankomatą reikės. Gerai nusiėmam pinigiukų ir pasižiūrėsim da kokią parduotuvę ir varom į viešbutį. Aišku, jau iki 8 nebespėsiu, kad planavau, nes čia biški užtruko papildomai. Jūs matot, this ATM is temporarily out of service. Neveik. Nu, maladėts. Radau dar kažkokį, kur net nerodo mapsuose, bet taip bevažiuodams pamačiau. Tikiuosi, kad šits veiks. Panašu, kad neveik. Kas šito nesąmonės? Arba nėra bankomato, arba neveik. Nesąmonės, balia, kokias čia? Nu, laužiau ten 10 minučių tą bankomatą. Vis tiek žodžiu kažkaip suveikia, priėmė tą kortelę mano. Dabar misija surasti parduotuvikę. Nes čia per Google Maps žiūri tos parduotuvėkės, tai čia irgi sudėtinga situacija atrodo. Įsijungi paveiksliuką tipo sieną kažkokią rodo, net nesimato jokios parduotuvės. Tai čia kažkokie tipo prie pat turėtų būti, bet ten nuvažiuok greičiau. Čia kažkur turėtų būti, bet siena kažkokia nufotkinta, tai čia net neaišku, čia bus kažkokia parduotuvė, čia nebus kažkokios parduotuvės. Kuri čia turėtų būti po kairę pusę. Kažkur kiek čia da 50 metrų. Nu, bus, nebus parduotuvė. Kažkokia. Ai, kažkoks markets yra. Nu, pažiūrim, ką čia tur. Ką netur. Nei valgyti, nei gerti netur. Kažkokių šampūnų, aliejų pridėto, nesąmonių kažkokių, žodžių. Bandom dar kažkur čia važiuoti, kažką susirasti, kad eitų valgoma kažko nusipirkti. Čia irgi rankinukus kažkokius pardaviniai. Čia bandysim sukti, lygtais turėtų kažkas būti. Sukom. Aš jau į parduotuvę, varom kažką, pasimsim. Nu, kažką apsiprekinau, tipo, bounty pasiėmiau, kažkokių korosanų, dar kažką, tokių nesąmonių. Aš nelabai įsivaizduoju šiaip ką jie albanai valgo, nes jaučiu užkandinėse, nebent nes parduotuvėse tai nieko nėra pirkti, tenais valgyti. Nežinau, jogurtai visokie, dar kažką, bet ką aš jogurtą nesivešiu. Nu, žodžiu, varom iki viešbučio, varom ilsėtis. Pavalgysim rytoj iš ryto, nes pusryčius turėčiau gauti čia. Be to, jeigu matot, vėjas kyla, šiaip rodė, kad vakare audra gal būti ir rytoj rodo dieną žaibus, ten nuo 2 valandos, 2, 3, 4, 5, kažkas tokia, kad žaibos lys. Tai nežinau, žiūrėsim, jeigu link Graikijos judėsiu, gal paveiksiu biškį nuo tų žaibų, nuo lietaus ir panašiai. Tikėkime, taip ir bus. Čia šits pastats turėtų būti mano hotelis ir matau, kad yra Iškaba hotel. Ir čia priešais degalinę, tai nežinau, gal kokį dešrainiuką turiu, bet neturi, čia niekai neturi, neapsimokia eiti žiūrėti. Nes man rodos, nei vieną neradau degalinės, kad turėtų kažką tokią valgomą kaip dešrainį. Žodžiu, įdam į vidų, žiūrėsim kaip čia kas. Nu, užtrukau čia truputį, kol atvariau, bet o, mano hoteliuks. Viskas čia, ką žinau, kaip ir normaliai. Čia vonioj net nebuvau dar, bet na, ką žinau. Užgesa. Čia raktą reikia palikti. Jaučiu įkištą. Čia taip įdomiai. Opa, va įkišiu raktą ir tada tik tai šviesa yra, kitaip nėra šviesos. Čia dabar buvau ištraukęs, bet žodžiu, viskas normaliai.
Einu maudytis, einu ilsėti, žodžiu, einu valgyti, nes alkans kaip šuo esu. Ir dar kol nenuėjau, maudytis ir taip toliau. Šiandien baigiam su 3430. Vakar buvo 3312, tai šiandien numyniau 118, jeigu mano matematikos žinios manęs nepaveda. Tai gerai, dabar tikrai iššaukiu į dušą ir varau valgyti. Gerai, chebrytė. 38 dieną užbaigiam taip. Paeditinau čia video, dar kažką. Turim 11:30 jau. Tai laiks miegoti, eiti. Nes ryto 8 val. Pusryčiai iš ryto, tai reikia truputį anksčiau nueiti miegoti. Tai žodžiu, labanaktis visiems.